visi sveiki, visi vēl. Ja te pagalvojau, vienu dienu čia atsisėdis, kad navas recepts, kiekvienas navas recepts, vien mundriesnis ir vien daug pinigų rekanām pagamint. Tai va dabar sugalvojau paprastais, kad nepasivalgyt, galbūt išėsi nebrongė. Nu va, nusipirkau 4 mėngs filė, dabar supriešmažiavau, bišķi palaikiau. Tai dabar galvoju, avuliuosi milci, nevuliuosi milci. Kas mėgstat, pasivoliuokit ir raks vis tas filė apsikept. O toliau žiūrėsim, kaip čia viskas bus. Nu, kol bolis nukaišiau, sugalvojau, imsi pavolios kukurūzų miltus. Va. Nu, kol bolvelis var, tai pasikepinau peivagrybus un sviestėlį. Ir dabar įsidėjau morkelis ir svogūnas. Pasikepinsim tus dalykėlis. Ir varau stoigė daryti saluotą. Nu, salotas irgi neprašmatnis bus. Agurkiuką, krapelę, svogūnų laiškelę, pomidorą, alyvuogių aliejus, druskelį ir balzamiko actas. Nu, susimakalojau. Dabar pučia bareka sukept morką su svogūnas ir sviesteliu, ir peivagrybės. Ir kapulis išvėl. Tai bandysim valgyti. Na, vat, viskas sukep. Ir dar, kai jau viskas sukep, dės svogūnų laiškį, krapelį. Nu ir dėsim sūrį padažą. Įsimakalos viską. Va ir prasideda servirams. Va taip šitą ir pradėt, kad paskiau žinot, kad tikrai čia menki buvo. Nu va, tai viskas kaip į savo eitos. Va, biškai un bolėdžių, un barstau. Nu ir ko jūs galvojat? Čia nemažas kosnis. Šiaip pat dom žmonėms ir iškainautų, daront, nu, 6 eurus, 6,50. O kiek jūs galvojate už tokį pocį kavinę sumokėti? Taigi, gamint, žinokit, verta.